Nu ką, mėlyje, pradedam savo turą nuo Petro pirmojo. Čia buvo Petras pirmas. Iš tikrųjų, žinai, kad šaltiniai mini, kad jisai su Hebra, kai čia buvo atplaukęs, žinai, jis Olandijoje mokėsi, bet labai neišmoko, tai jis atvažiavo šičia, Petras pirmasis. Jau kaip caras, jis apsigyveno pas Deptfordo grafą ir tas grafas nuolat siųsdavo karaliui notas, kad jisai su Hebra taip liebauja, kad, prašydavo, kad pas karalių kompensacijos pastoviai, žinai, nes rūmus paverčia į balaganą, žinai, su Hebra, kai jisai prilupa to šnapsu, žinai. Iš tikrųjų galvojau, kad Petras apspjaudytas bus dabar, nes tokia, žinai, dabar ta antirusiška manija tokia, žinai, vyksta. Išplaukia, matai? Visus liepia susirinkti, pamojuoti Petrui pirmajam. O Petriukui, prašau, gėlių pridėta, ne? Taigi, nuo čia mes pradėsim savo ekskursiją. Šiandien kalbėsim išskirtinai apie jūreivystę, ne? Apie laivą, kaip tik turim laivą, Vikingo Venos. Olafas Jogersonas, šito laivo kapitonas. Šito Norvegas. Mėlynadantis. Haroldas Bluetoothas. Įsivaizduoju, jo, Bluetoothas. Taigi Bluetooth'o sukūrėjai švedai ir pagal norvegų mėlynadančio tą davė Bluetooth'o pavadinimą. Jo, Bluetooth'as. Mėlynadantis, jisai labai garsus karalius buvo Sicilijos salą, netgi užkariavęs Sicilijos salos valdovas. Jis labai daug kur buvo valdovų, Normanų karalius. Ir čia buvo atvykęs. Matai, plukdo visus dabar namo. Renka Hebra. Tai tu gėlės pristatyk, kokie rūšis lotiniškai, graikiškai ir angliškai? Ne, bet reikia pravažiuoti su kamera. Ne? Vienas seniausias Londono pubų čia, jisai veikia 18 amžiaus gal vidurio, vadinasi Trafalgaras. Ir kas įdomiausia, čia labai visada žmonių labai daug, gyvos gėlės, visą sieną gyvų gėlių. Jie tas vėliavėlės niekada pakabino per karūnavimą. Jo, jų čia nebuvo, buvo visai kitokios vėliavėlės, buvo paprastos. O išskirtinai Britanijos vėliavėlės pakabino prieš karūnavimą. Matai, čia vieni rūmai pastatyti, tenais kiti rūmai pastatyti. Ir čia tie rūmai statėsi, persistatė, žinai, pradedant nuo Eduardo III, jis toks statytojas buvo. Jisai Towerį perstatė Westminsterio rūmus. Iš pradžių čia buvo kaip karalienių namai ir dabar ten yra likęs karalieniai. Toks vasarnami, žinai. Atsimeni, kai buvom Prancūzijai, pasakojo, kaip karalius Saulė, Liudvikas XIV, važiavo per Paryžiaus gatves ir pamatė invalidą išmaldos prašantį. Ir jisai paklausė, kas šis. Ir jam tarnai sako, Sirė, bet čia jūsų kareiviai, žinai, kariavę. Ir jisai sako, kaip mano kareiviai taip skurdžiai gyveno, negali būti, žinai. Įsivaizduoja, kaip atsilupino realybės tie karaliai būdavo. Tada Liudvikas XIV įsakė pastatyti rūmus. Mano kareiviai nukentėję dėl manęs kare turi gyventi rūmuose. Ir pastatė invalidų rūmus, kur šiai dienai tas Napoleonas palaidotas, žinai. Ir anglai, neatsilikdami tuo, jie taigi labiausiai su prancūzais veržėsi, žinai. Galvoja, blemba, jeigu tie prancūz palaikiai turi tokius rūmus invalidam, tai o ko mes negalim pastatyti, įsivaizduoja. Ir jie pastatė šičia jūrų laivynų jūreivių tos invalidų rūmus, pensionatas, čia būdavo pensionatas, įsivaizduoja. Ir Čelsyje pastatė pėstininkams irgi, kur dabar vyksta karalienių gėlių šou. Nes iki šios dienos, tu įsivaizduoji, ir maršalas, ir eilinis kareivis gali ten būti, žinai, jisai nepasiliuosuoja iš armijos, jam eina alga ir jie yra lygus. Ten susilygina, nesvarbu, ar tu maršalas, ar tu eilinis kareivis, jie yra lygus. Ir šiai dienai vadinami Chelsea pensininkai. Dėl ko Chelsea komanda vadinasi pensininkai. Ir tie invalidai, kaip simbolizuoti, žinai, kad mes nedikai gyvenam, jie sugalvojo tą popį gėlytę, kur dabar labai populiaru. Tipo, pradėsim gaminti savo rankom tas gėlytes, pardavinėsim, čia bus kaip tik kaip labdara, žinai, iš žmonių pusės, bet ir bus užmokestis už mūsų darbą ir kaip ženklas, kad mes nedikai negyvenam, mes nesam valstybės parazitai, žinai. Tai, taip išpopuliarėjo, kad iki šios dienos, viskas iš ten. Ir paskui jie, kai pasisekė su tom gėlytėm, jie pradėjo rengti flower show. Kiekvieną pavasarį invalidai, vyrai, buvę kareiviai, surengia gėlių show, žinai.
wow, jie pakvietė karalienę, o karalienė atvažiavo, sako, wow, kareiviai šitaip čia gali taip gražiai padaryti. Ir tapo tradicija, kad karalienė pradėjo lankyti tas gėlių parodas. Ir iki šios dienos pati karalienė važiuodavo. Pas anglų visuomenė, žinai, būdavo taip, jeigu jau karalienė kažką daro, tai jau čia tikrai gero tono ženklas ir bet kam kitam reikia daryti. Ir prasidėjo, žinai, paskui karalienę plaukti minios ten, žinai, gero tono ženklas, prasidėjo plaukti į tuos parodas ir šiai dienai bilietai kainuoja apie 150. Jo, ten, jeigu ten nueiti tą parodą, nes toks ažiotažas kyla, žinai, kaip ir tas Askoto žirgų lenktynės, žinai. Karalienė nuvažiuoja su Skrybėlaite ir jau paliko karalienę Skrybėlaičių šou, žinai. Čia labai, plagijuoja, žinai, ypač karalienė. Tai šitie rūmai, jie buvo pastatyti kaip karinį jūrų laivyno veteranam. Ir čia yra, žinai, labai tokių paveikslų gražių, iš tikrųjų gražių, žinai. Jo, yra tų freskų, kelias freskas net tas Rubensas yra tapęs, žinai. Visus va šitos pastatus suprojektavo tas pats Kristoferis Varenas. Tas pats, kuris atkūrinėjo po didžiojo gaisro visą Londoną. Jisai pastatė Švento Pauliaus baziliką, jisai pastatė labai daug bažnyčių, jisai pastatė šitą, jisai pastatė tolimoje, kur matosi observatoriją. Čia gyveno karalienė Marija, ta kruvinoji, karalienė Anna. Jau ta kruvinoji gyveno iki šiol neišlikusios rūmuose. O Ana Stuart, paskutinė Stuartų dinastijos, žinai. Kai vieną karalių nuėmė, atėjo Viljamas Oranietis, paskui pasiskelbėsi, žinai, jisai Viljamas III. Jo žmona buvo buvusio karaliaus sesuo, tai tas pats kaip ir Stuartas, žinai. Marija II, jisai. Jie kartu buvo dvivaldystė, žinai. Jisai su žmona jie labai gerai sutardavo, žinai, ir valdė. Ir paskui jie neturėjo palikonių, jų vietą užėmė jos sesuo Ana, irgi iš Stuartų. Tarp kitko, pati pirma jau sujungtos karalystės karalienė. Jau sujungtos, jau kai Škotija oficialiai prisijungė. Va, Giedriau, šitas pastatas irgi yra senas, iš senų kompleksų likęs. It's a very useful cut through, isn't it? Yeah. That's how they look like that. Nufotkink mane. 1700. Oh, yes. Nice. Oh, don't worry. See, it proves that I'm a gentleman. I'm not going to be running anywhere in this piece. Kaip turi laikyti. Man smagu su jumis, mėly žiūrovai. Aš Zitai pasakojau, koks šis stilius yra šitų pastatų. Čia tas Varenas, kai projektavo, čia buvo pasirinktas neoklasicizmas. Kas jis yra neoklasicizmas? Tai iš klasicizmo, klasicizmas kas yra? Tai va tokie stulpai, skliautuoti langai ir yra iš neoklasicizmo, žinai, dar yra toksai stilius išėjęs paladionizmas. Kuo jisai yra išskirtinis, kad jis yra ant tiek simetrijos ten išrinktos jau, žinai, klasicizme atrodo yra simetrija, neoklasicizme dar labiau simetrijos daugiau, bet yra atmestos kažkokios nereikalingos detalės ir pritrauktos yra kurios reikalingesnės. Ir neoklasicizmo šalininkas vienas yra pasakęs, kad klasicizmo meistrai būtų, sako, 100% būtų darę taip, kaip mes dabar davo, tipo, būtų pasirinkę neoklasicizmą, jeigu jie būtų galėję pasirinkti tais laikais. Jeigu būtų turėję sąlygų, žinai. Technologijos neleido. Jo, technologijos neleidžia. Tai dėl to tas paladinizmas yra, žiūrėk, yra viskas, yra simetrija. Jeigu, žiūrėk, tarkim, eina per vidurį 4 stulpai, kad čia reiškia klasicizmas, neoklasicizmas ir tas paladinizmas, žinai, jau, žinai, jeigu čia yra tenais, tarkim, 7 langai, tai į tą pusę tikrai bus 7 langai, žinai, jau bus simetriškai ties iškilos 4 stulpai, tie kolonos, čia 4 kolonos bus ir 2 pastatai lygiai 1:1, žinai. Tai va tas neoklasicizmas ir išskirtinai paladinizmas, žinai, ir stilius. Ir va šitas pastatytas ir grinai taip pat va yra šitas pastatytas. Jau identiški vienas kitam. Labai, labai išlaikytos simetrijos, yra atmetama tai, kas nereikalinga. Tai žinai, kai yra baroko stilius ir rokoko stilius. Rokoko stilius yra tai tas pats barokas, tik prilipdyta visko, žinai, ten puošmenų, ten, žinai, visokių pumpuriukų, ten, žinai, žmogeliukų, angeliukų, ten, žinai, jau, žinai, labai puošnus, tai ir jis iš to yra rokoko, žinai, rokoko, nu čia prancūzai, žinai, išvalė. Tai, o atrodo paprastas barokas, žinai, barokoko, žinai. Tai va, čia yra labai gražių freskų, čia yra
kur karalienė Elžbieta I laiko, žinai, visą pasaulį, su užuomina jo, laiko gaublį, žinai, žemėje ir su užuomina, kad, žinai, Britų imperija valdo štai tą. Nu, tokios užuominos, žinai, potekstas. Eina, pažiūrėsim. Eina visur, kur tik atidaryta. Sandvičiaus, matai, Earl of Sandwich. Earlas, tai čia, žinai, kas atsimeni, esi mačius apie vikingus karas, apie vikingus filmą. Earlai tai būdavo kunigaišiai. Senovės Anglijos kunigaišiai vadindavosi Earlai. Jau paskui dabar Duke. Dabar jau tas Duke yra, žinai, prie naujų pritemta, žinai. Anksčiau jie buvo visi Earlai, Howard Earl of Suffolko, kunigaištis. Valdytojas. Earlas tai valdytojas. Ir matai, čia visų herbai jie. Minerva. Jo, čia senojo pastato, žiūrėk, Vogėlio, kaip čia būdavo, kaip statybininkas. Tu įvertink mūrą, tą kladkę, kaip, žinai, rusai sako. Kladkę. Tai matai, kaip jie atrodo, čia tas Williamas Orenas, kur perstatė, nes anksčiau rūmai čia buvo, tas kompleksas buvo čia, juos labai nugriovė, paskui pastatė tos, invalidų namus, tas, ir Queen's House liko. Jisai dastatė tas kolonas, tokias pat simetriškas kaip čia. Va, kuras, dabar nesusigavo, čia tos kolonas, va šitam yra, čia kolonas. Ir vienintelis pastatas, kuris išlikęs originalus iki šių dienų, nuo tų senųjų pastatų. Dabar čia pastatytas admiralitetas, čia pastatas didžiulis yra. Viljamas Vrenas buvo architektas, vyriausias architektas ir paskui jisai buvo vyriausias priešgaisrinės tarnybos inspektorius. Jis ėjo visur ir inspektavo restauraciją 1660 metais ir po gaisro. Ir iki 1700 metų, iki 700 jisai buvo vyriausias architektas. Jis buvo matematikas iš tikrųjų, tas Vrenas. Jis labai gerai apskaičiuodavo viską. Jisai visą Londoną norėjo perstatyti kvadratukais. Tas Vrenas, jis karaliui davė tą, karalius sako, davai, gerai idėja, žinai, jisai patikė, žinai, visą projektą, bet parlamentas svarstė, ale labai gerbiamos yra privatumo teisės, nes labai daug nesutiko. Kaip ir šiai dienai, žinai, konsulinį iškelk iš mūsų konsulinio būto. Mano vaikam į mokyklą 0,5 kilometro per daug eitant, žinai, vienu žodžiu. Šantažuoja valstybė, kad man nepatogumų labai daug, žinai, kad tik daugiau iš valstybės išreikalauti. Čia Nelsonas buvo pašarvuotas. Tai? Admirolas. O, matai, kiek čia visokių meno? Čia labai senai buvo. Karalius Viljamas III, karalienė Ana, Marija, Queen Mary ir Viljamas. Čia Mary Kingas, čia sesuo Stuarto, žinai, buvo. Ir čia tas pats, Matai? Ai, čia koksai buvo yra tas restauruotas, žinai. Tai šita freska čia yra. Tai karalienė Šarlotė čia ir įkūrė tą parką visą, žinai. Rūmelius pasistatė čia. Savo namuką. Oficiali karalius rezidencija buvo St. Jameso rūmai, šalia tie mažiukai tokie. Ir ten labai kuždesys buvo, žinai, vaikų nemažai turėjo, žinai, bet, ir negalėjo auginti, pasiėmė, jie davė pasirinkti arba Somerset House, bet Somerset House toks apleistas buvo, žinai, arba Buckinghamo tos. Tarienė rūmai buvo. Ohoj, Giedriau, tu įsivaizduoji, kaip tau pasisekė. Papuolė į parodą. Matai, prieš vergovę kažkokią transformaciją. Transatlantinę vergvaldystę. Prisimenant. Tipo pasaulio per įsivaizdavimas. Įsivaizduoji? Tipo pasaulis be vergovės, gražus važiuovoje, visur putiovi Į darbą nereikia Lūpas prisipūti mergos. Ką nori prisipūti su puhavė, su Adidas.
Paišai va tokius bumbuliukus ir viso. Tai va, Queen's House, va šitas yra originalus, vienintelis originalus likęs pastatas. Va šitas paveikslas yra jos garsusis. Ir jinai laiko gaublį vienoj. Tai čia turbūt šičia, ne jisai. Čia matai irgi galerijos. Galėtum pravažiuoti su dviračiu, pajausti tą dvasią 17 amžiaus. Čia iš tikrųjų 18 amžiaus. Tai va, čia Queen's House. Bet nėra žmonių viduje. Gražus labai vaizdas, ypač nuo kalno. Atsimeni tada, kai buvom, kai Dreiką. Nu, prisitraukti galim. Nu, čia jau moku, jo, čia. Nors anglų nemoku, bet įdinai iškalęs, kad staff jau, only jau, nu, jau tipo man negalima. Niekam neužgaudėjau, kada tas bumbulas krenta. Lygtai vienas kartą vieną lygiai 12, paskui lygiai 11 kartą krenta. Kartu dastatyta, kur tas kupolas, tai ten ir yra tas žiūrovas. Jis prasiskleidžia tas kupolas ir vat, matai, matosi senas ir jau paskui dastatytas naujesnis yra. Tai va tie ratukai būdavo Britų išradimas, dėl to jie laivuose labai greitai pertaisydavo pabūklą. Nes pas ispanų laivuose būdavo pabūklai tik tais ant tokio medinio ir įsivaizduoji šūvis, ne? Jį reikia tenas ar 4 vyrų atitraukti tą pabūklą nuo borto, jį pertaisyti, jį reikia normaliai atitraukti, pasukti, kad su tuo, žinai, išvalyti. Išvalyti, tenas paskui užtaisyti jie ir vėl įstumti, žinai. O Britai iš karto sugalvojo Dreikas ant 4 rantukų. Jo, būdavo atatranka labai, žinai, nes ispanai bijojo atatranką, žinai. Ir Britų pabūklai visada būdavo mažesni ir toliau šaudantis. Nu, Britai kažkaip visada geriau išlėdavo pabūklus. Jie ant pabūklų, dėl to Dreikas, žinai, paėmė. O pas buvo, žinai, dideli būdavo, gramaziškai, žinai, ir tiem atrodydavo, kad, žinai, ispanam, kad kuo didesnis, žinai, kuo didesnis kalibras, tuo, tipo, padarys daugiau bėdo, žinai. O jau čia, žinai, matosi bombarda, o čia šitas pabūklas, o čia jau mortyra. Matai, kalibrai, kai skiriasi, žinai. O tai šita karalienė mūsiškė, ar čia būdavo kada nors? Ai, ne, jis labai senai atiduotas visuomeniniam naudojimui. Ir ne tik atvažiuodavo gal į kokius renginius, žinai. O šiaip, žiūrėk, ir dėtas stiklas koksai. Ir čia mėgaudos, įsivaizduok, čia tokia karalienė, ta pūsta suknelė tokia, žinai, ponai tokie kaip, žinai, su cilindrais, lasdelė čia. Nu, aš pabandžiau tik tais. Pabandyti tai galima, ne? Apsimetė, žinai, išsiblaškiusi turistų. Tik iš lėktuvo, žinai, dar nesusivokęs laikuose, žinai. Galvoja, kad viešbutis, žinai, galvoja, kad viešbutis, žinai, atrodo, čia tavo viešbutis, užsisakė per booking.com, žinai, atvažiuoja ir tu nesidaro duris. Free entry. Eik tu savo, tai kaž. Kaip mes nematėm, iš tos pusės nebuvo. Nu, ką greitai bėgam. Iki January. Kviečiame visus. Parodyk į kamerą. Laisvas įėjimas, kviečiame visus. Van de Valdeso ekspozicija. O jisai paaiškė, kai Flamando Aivazovskis. Tiksliau, Aivazovskis jį kopijavo. Nes Aivazovskis buvo 19 amžiuje. O šitas bičas dar seniau. Jūrinė tematika. Ir free, įsivaizduoja įėjimas. Wow. Mielai prašome. Skambinkit man į PM. Rašykit, mes mielai nueisim. Jo, mielai prašome į ekspoziciją. Iš šitos rūmus, tai vienintelis autentiškas išlikęs pastatas, tai vadinasi Karalienių namai, Queen's House. Jį pasistatė karalienė Šarlotė. Žiūrėk, netgi data yra 1633 metais. Tai Šarlotė negalėjo jo pasistatyti. Reiškia, jį pasistatė Karolio I žmona. Va, Karolis I tais metais turėjo buvo. Jo, Karolio I žmona, atsiprašau.
Eiktų savo, bet koks vaizdas gražus, ne? Ir matai, Ozita, kaip nebeišlaikyta simetrija, jau pykstu. Visur išlaikyta simetrija. O čia, dastatyta, tiesiog kažkoks šmikis dasistatė. Jau buvau pradėjęs pykti. Dar čia pastatys irgi tada. Ne, o šitas dastatytas, tas pats Frenas dastatė. O šitos rūmus išplėtė tas kolonadas, nes iš jų buvo tik tas šitas namukas. Karalieniai pavargo galva nuo tos, žinai. No. O gal jinai irgi Šarlotė, aš nežinau, dabar reikėtų pasigūglinti. Nes anglai, žinok, iš tikrųjų tiek karalių turėjo, žinai. Bet jau pradedu skirti, žinai, kokių laikų kas buvo jau. Jau žinai, kad 1633 metais turėjo būti Karolis I. Čarlzas I. Dabar Čarlzas II. Kurį paskui nukirzdino galvą jam. Nu, bet čia ne šita karalienė, tikrai ne šita. Čia Elžbieta I. Henrieta Marija, prancūzė, savo pasidarė vasaros rezidenciją. Nu, tiesiog pabėgo iš miesto, žinai. Bet ir Šarlotė labai mėgo čia bėgti, žinai. Nes jin pasidarė Bekingemo rūmus, kad būtų arti nuo oficialios rezidencijos, o oficiali rezidencija buvo St. Jameso rūmai. Nu, bet geriausias atvejis, kad aš su tuo ponu nusifotkinau, ne? Tikrų, autentika, jau autentika, ponas. Tinka į mūsų tematiką. Gali būti fonas toks. Kuom jisai įžymus tas laivas? Iš tikrųjų šitą laivą pastatė ant ribos, kai jau buvo pradėti gariniai laivai, žinai. Jį užsakė statyti ir jis tais laikais, kai jį pastatė, nu pagal šitą klasę jis buvo wow, moderniausias, nu tipo greičiausias. Nes tais laikais, kai vežė arbatą, nu, anksčiau labai anglam būdavo, žinai, kaip Anglijai išpopuliarėjo arbatą ir būdavo šio sezono pirmoji arbata, kaip pirmosios braškės, žinai. Pirmasis braškės, ten nuskina kažkas, Juta savo daržė nusiskintų pirmasis braškės ir sakytų, 15 svarų už braškę, pati pirmoji braškė. Ir ažiotažas kiltų, žinai. Nes vėlgi karalienė mėgo arbatą. Karalienė kažkas pribrūžino, kad arbata labai gerai, jinai išgėrė, koks tai dieviškas gėrimas. Ir prasidėjo, anglai pametė galvą dėl arbatos, nes karalienė patiko, žinai. O iš tikrųjų šiai dienai anglų tradicija ir pažiūrėkim, kokią arbatą geria. Mėšlą. Jisai padarė kažkur tik 3 reisus. Nu, jam vieną ir pavyko parvežti pirmam arbatos iš Indijos. Kinai taigi nepasidalino su jais arbatmedžiais. Tai anglai užkariavo kiniečius, pagrubė pas kiniečių medžių, parinko maždaug tokia pat gamtinės sąlygas, oro sąlygas, Indija, aukštikalnėse, žinai, arba Ceilono aukštikalnėse ir pradėjo auginti arbatą, žinai. Ir pradėjo vežti į Angliją, žinai. Aišku, ne apie tokia arbata buvo, bet vis tiek, žinai. Ir pradėjo ir pirmo sezono, ta pirmoji arbata, kas pirmas atveždavo, visio, jisai gaudavo tokią kainą, kokią pasakydavo. Jo, ir ta pati buvo labiausiai vertinama, žinai, kaip ir to, žinai, to sezono tie prieskoniai visi, žinai, viskas. Tai va tam laivui yra pavykę. Ir paskui šitas laivas, žinai, jau prasidėjo garlaivio era, jį tiesiog prišvartavo ir jis net kokį 100 metų puvo. Puvo, jis stovėjo, ten tampė iš vietos į vietą, kol iš visai sunyko, žinai. Sunyko ir kažkoks entuziastas nupirko už 1 svarą jį. Nu jo, simbolinis svaras, žinai. Čia tas pats, žinok, buvo kaip ir Klaipėdoj Merdianas. Nyko ir valdžia jau mato, kad valdžia pati nesiema remontuoti, žinai. Nėra iniciatyvos iš nieko, žinai. Ir pardavė už 1 litą, simbolinį litą, žinai. Merdianą. Tai vat, nu, turbūt pamokų iš čia pasimokino. Tai jie paėmė, jį atrestauravo tas entuziastas, žinai. Kas tas pavadinimas? Katisark. Tai kai lietuvių mitologijoje būtų laumė kokia nors. Katisark, tai yra škotų mitologijoje deivė, ragana tokia, pusraganė. Kaip yra, žinai,
juodosios raganos ir baltosios raganos. Nu, tipo gerosios raganos. Tai Katis Ark būtų geroji, baltoji ragana. Šiaip Katis Ark tai tokie kažkokie kutai vadinasi, netrodo. Bet šiaip yra deivė. Ir anksčiau labai visi tikėdavo, ką pakabindavai, tas tave ir lydės visą laivą tą gyvenimą. Tai pats brangiausias dalykas šitam laive - takelažas, virvės ir stiebai. Tie stiebai, jie nėra įtvirtinti, tu įsivaizduoji, juos negalima tvirtinti. Juos laiko tos virvės, jo. Jie tokie, žinai, yra labai didelis svoris prie tie stiebo apačios, tai jisai tarnauja kaip balastas, kad laivą netverstų, žinai. Nes įsivaizduoja, jeigu pritvirtintas stiebas būtų ir duotų gūsis vėjo, išlaužtų laivą. Tai kada būdavo tie jūrų karai, ne, linijiniai laivai, tai jie stengdavosi daugiausiai ne į bortą lupti, o į takelažą. Ir tokie, žinai, esi mačius per filmuose, tokie būdavo du sviediniai surišti grandinėmis ir plėšia tą takelažą. Nes jeigu takelažą nuplėšia viskas, žinai. Šiaip įsivaizduoja, čia buvo labai toli už miesto, Greenwichas buvo karalių užmiesčio rezidencija. Jau čia tokia ramybė buvo, čia atvažiuodavo atsigauti nuo Londono. Nes visais laikais karaliai bėgdavo. Bet kur nubėgdavo karaliai, ten visada mada būdavo visiems kitiems, žinai. Nu vėlgi karaliai, mada, žinai. Kaip karalius daro, taip ir mes, žinai. Jie nubėgo, jie iš Sičio perbėgo į Westminsterį, visi sugužėjo į Westminsterį. Jie perbėgo čia, visi sugužėjo čia. Visur gyvos gėrės, įsivaizduoja kaip. Ir įsivaizduoju, anglai šaunuoliai taip išsuko turizmoje, ne? Ta Greenwich'o. O jis toks apleistas buvo. Vikingo Venos. Vikingo Venos? Vikingo Venos. Laivas vadinasi Vikingo Venos. Norvego, matai? Nuvariau pažiūrėti, ar yra iš šono, nes šiaip tokius didelius dar iš šono būna. Bet matyt, šitie labai stiprus. Kas būna iš šono? Iš šono dar po vilkiką būna. Jo, čia vilkikai. Buksyrai vadinami. Bet čia dar ilga ceremonija, matai, jis dar neatšvartuotas nuo tų bačkų yra. Dar labai ilga ceremonija. Jis išplaukė ruošėsi? Jo, jis atvyko. Ne, manau, kad išplaukti. Taigi tas atplaukė, nes jo dar nebuvo. Ir viens gale, ir du anytampos laikys, matai, čia labai galingi šitie. Bet tau ir bližas dar nearti. Ne. Yra dar vienas pėsčiųjų tunelis. Tenais. Bet jau 50 metų neveikia. Bet jei mes praeisim gal. Sutiko metus ir daiktus senus, kur primena mus. Jau į dėžę sudėjom jausmus, kai glostė pečius ir lijo lietus. Aš dar menu, sakei man būk ramus, net kai širdis duš, jau kitaip nebus. Sakei man būk ramus, nors skaudu myliu išeinu. Aš tau linkiu